Pereikime į sekančią mūsų renginuką dalį. Tai yra mano kolega Gediminas, kuris atstovauja mūsų organizaciją verslumo sporto departamentą. Nes tai yra dar viena funkcija, tai yra verslo plėtra. Ir paprašysiu Gediminą galbūt trumpai apie tai ir pristatyti kolegas, kurie važiavo kartu su juo į Barceloną, į Mobile World Congress, ir pasidalyti savo įspūdžiais ir pasiekimais. Ačiū. Taip, tai sveiki visi dar kartą. Malonu matyti tokią gausią auditoriją susirinkusią jaunų veidų. Iš tiesų ir tiek daug susidomėjusių galimybėms, sakykime, tarptautinės plėtros kartu, ne tik pačių, sakykime, mobilio aplikacijų gamybos, bet ir, reiškia, galbūt pardavimų ar marketingo, reiškia, ir tarptautinės plėtros. Pakalbėsim apie Mobile World Congress parodą, kuri vyko praeitą savaitę Barcelonai, ir tenai dalyvavo 13 Lietuvos kompanijų, tame tarpe kolegos, kurie sėdi čia su mumis šiandien. Tai aš tiesiog gal tada po vieną pristatysiu, tai Paulius Lazauskas, informacinių technologijų organizacijos vadovas, Giedrė Mickevičiūtė, Elite Cluster verslo plėtros vadovė ir Justas Vareika, verslo plėtros vadovas EVP International. Tai visi šitie žmonės dalyvavo parodoj kartu ir iš tiesų girdėjau, kad yra labai neblogų rezultatų. Tai vat norėjau pasiklausti kiekvieno pareiginių Pauliau, kaip jis sekėsi parodoj, kokių išgyvenimų ir pastebėjimų turi. Tai kad dar pasikartot, kaip pristatymą, ne tik tai, kad ITO direktorius esu, bet ir atstovauju kartu su Giedre tą patį klasterį ir esu klasteris ITO, tai mūsų sėkmė turbūt ir yra todėl, kad esam susijungę į klasterį. Visiems turbūt tas žodis yra irgi girdėtas kaip ir startupas, tai klasteris čia važinėjęs per paskutinius porą metų, tai esam sujungę 4 kompanijas, tai yra ITO, Agnis, Telesoftas ir Metasite iš Vilniaus į vieną darinį ir parodė jau kartu su Versle Lietuva šį rudenį išskridus į Ameriką, tik tai susivienyje galim kažkaip tai užsienį parodyti, kad Lietuvoje turim pajėgumus kažką tai suprogramuoti ir tapti įdomus būtent didesniem užsakovam, o ne vienkartiniam užsakymam, o ilgalaikiškiam partnerystės santykiam. Tai sukūrę šitą klasterį turim gerą bagažą darbuotojų, tai yra 150 programuotojų, į ką Lietuvoje nusitaiko ir ateinančios užsienio kompanijos, kaip ir dabar Kaune ten kursis 2 naujos kompanijos, tai nusitaikė viena į 100 darbuotojų, kita į 200 darbuotojų. Tai šitie skaičiai rodo, kad jau tai yra šiek tiek link pasaulinio masto skaičiaus, nes kai parodas vyksta su maža kompanija, kas yra 10-20 darbuotojų, tai būtent dideliem užsakovam tai nežaidžia ir jų, pasakyti, net siūlant mažą kainą, jiem tu nesi įdomus, todėl kad tu nesi, jie nėra garantuoti, kad tu gavęs didelį užsakymą išsilaikysi arba netgi turėsi specialistą, kuris pakeistų kitą specialistą tau išėjus iš darbo ar susirgus, tik tai turint didelį tą vadinamą pūlą, taip šnekant nelietuviškai darbuotojų, tu esi jiems įdomus, nes tu gali į bet kokią situaciją reaguoti greitai ir užtikrinti visų paslaugų kokybę, tiek greitį, tiek deadline'ų, atlikimo terminus ir panašiai. Tai vat susijungus iš tą klasterį, šita paroda mums jau kaip ir buvo įdomi, nes su mumis pradėjo šnekėtis tie užsakovai, kurie tikrai matom, kad jeigu įdėsim didesnį įdirbį, komunikuojant su jais ir ieškant įvairių variantų, kaip ilgalaikiškai bendradarbiauti, tikrai turėsim pastovų klientą ir tą pastovų klientą ne vienam darbuotojui, 10 darbuotojų, tai jau yra įdomu, nes tai yra jau tikrai didesnis pinigų pritraukimas į Lietuvą, negu kad nuvažiuoti
su maža kompanija susirasti vieną užsakymą, kuris yra 10 ar 20 tūkstančių eurų dydžio, jį vieną padaryti ir po to visas tavo įdirbis taip ir būna nereikalingas, nes nieko daugiau apart to vienkartinio užsakymo tu iš užsienio tos kompanijos negauni. Supratau. Kaip Giedrė nuomonė jūsų? Aišku, tas pats ir klasteris turbūt šiuo atveju, bet kuriuo atveju kokie pastebėjimai būtų iš parodos naujausi, šviežiausi? Aš manau, kad vienas iš pagrindinių tokių pastebėjimų yra ir būtent nauda tai yra buvimo kartu, kad mes labai tvirtai dalinamės ir kontaktais, ir esamais projektais, ir patirtimi mes esame tundę savo patirties visas, sakykime, mes dalinamės, kas yra mobilios aplikacijos, viena dalis, telekomunikacijos yra kita dalis. Ir vienas kitą mes galim palaikyti. Ir tokiu būdu mes ateiname pas tuos klientus, kuriuos mes po vieną negalim matyti. Mes turėjom tokių, mūsų tarp 4 įmonių yra tokiu atveju, kai klientas tiesiog neduoda didesnių užsakymų, nes jam atrodo, tiesiog jūs ir mes ir taip sakom, darom 4/4 jūsų verslo ir mes bijom duoti didesnį užsakymą, nes jūs tiesiog tada subirėsit. Ir per didelę priklausomybę gaunasi jums tą vieną klientą. O tai mes pasakom, kad jau mes esame nebe 40 žmonių, tokiu atveju, o 150 pas mus vien programuotojai yra. Tai visai kitos yra galimybės ir verslo plėtros galimybės. Kitas dalykas, tie patys kontaktai, kuriuos aš turiu, yra naudingi kitoms įmonėms, kurios kitos turi mums duoda, ta prasme, tiesiog darbų. Tai tokiu būdu mes tiesiog kiekvienas turime didesnę galimybę tiek palaikyti savo žmonių užimtumą, tiek naujas verslo galimybės, tiesiog praplėsti vien turimais kontaktais. O Barcelona, aišku, yra puiki vieta tiek susitikti su esamais mūsų kontaktais mobilių aplikacijų, tiek telekomunikacijų srityje, tiek susirasti yra geresnės vietos, tikrai nežinau, kurie galime turėti. Tai mes, aišku, labai buvo gerai turėti ir smagu matyti Lietuvos kelią iš tikrųjų, kadangi mes susitikinėjom su savo ankstesniu draugu, čia Barcelonoje buvau 3 kartą, ten praleidau pernai metus, bet prieš tai dar porą metų buvau, visi buvo baisiai nustebę Lietuvos standų, kad atvažiavo tokia gausi apie 60 žmonių delegacija. Sako, Rusija standą neturi, Lenkija neturi, Estija, kuri turi standą neturi, o čia Lietuva turi standą, ar dar šiek tiek žmonių. Tai va, tai iš tikrųjų susidomėjimas buvo labai didelis, programuotojų paklausa rinkoje yra didžiulė ir aš manau, kad tai buvo tikrai sėkminga paroda. Bet jūs iškėlėte ir Paulius tą klausimą, reiškia, kad vis dėlto kelios kompanijos kartu susivienyje gali būti įdomios, reiškia, užsakovam ir panašiai. O kalbant apie mažas įmonės, ar maža įmonė, ar maža komanda gali būti įdomi, reiškia, užsakovam tam tikriem ir kokiu būdu jie galėtų būti sėkmingi, kaip parodo? Aš sakyčiau, yra tiesiog, kaip mes iš tikrųjų dalinamės, būdami klasteryje, dviem dalykais. Mes galime būti maži, kai mums reikia, ir dideli, kai mums reikia. Tai mes turime privalumus. Tai va, iš tikrųjų, būtent dideliu, tu šnekėsi su didesniais žaidėjais tiesiog. Jeigu ateina, kai ten visais kiam neįdomu, jeigu tai 3 žmonių įmonė, šnekėtis 20-30, jie neturi apie ką tavim šnekėtis. Apie paslaugas, kažkokius produktus. Jeigu tu esi 150, jis turi šnekės. Naftek yra visi žemėlapiai. Nuo CPA parodos mane atsirado, susirado žmonės Barcelonoje. Jo, Barcelonoje susirado mane žmonės. Tai tiesiog, vis tiek, kad tu esi didesnis, tu jums sakė, esi mažybės išneka. Tai iš tikrųjų, pats kaip tu gali būti mažiukas, tada tu ieškai tokių mažesnių, nes tada tiesiog tavo klientų ratas yra kitas. Ir aišku, yra iš tikrųjų per tinklą yra organizuojami tie brokeriai visi susitikimai, ko aš nepastebėjau, kad šiandien būtų labai efektyviai įvykę. Tai tiesiog aš manau, kad pagrindinis dalykas, kas yra parodose, tada tau reikia vienas su vienu klientų susitikimui ieškoti juos tartis. Ir taip yra, sakykime, tie tokie šiaip susitikimai, tas visas networkingas ir taip toliau, ta pati paroda, standas. Bet pagrindinė sėkmė, aš sakyčiau, būtent, kad yra vieta, kur susirenka labai daug įmonių ir kur tu gali tiesiog fiziškai turėti susitikimus įmonėmis iš viso pasaulio. Tai nes ten yra tiesiog koncentracija tuo metu vyksta, kostiumuotų visokių žmonių ir mačiau IT ir telekomunikacijų. Aš turbūt norėjau paklausti, koks skirtumas yra, kai susijungia važiuojant, kai nesusijungia. Ir iš tiesų, kokie būdai būtų kartu. Kokiais būdais, sakykime, turiu 3 žmonių komandą, mes reiškia,
Dabar kaip tik developinam savo aplikaciją ir jinai mums atrodo yra labai perspektyvi. Kokie būdai būtų, ką turėčiau daryti ir kaip būtent važiuoti tą parodą? Tai tą parodą tai tikrai verta važiuoti, bet tik tai, jeigu tu kuri aplikaciją, tai tu tikrai važiuoji ne savo tų turimų 2 programuotojų tenai parduoti kažkokiam tai užsakovui ar išnuomoti, nes tu savo tos aplikacijos nebesukursi. O į tą parodą važiuoti verta, todėl kad su kiekvienais metais pačias karščiausias naujienas, kaip galima pavadinti, tikrai sužinai tenai. Būdamas konferencijose reikia registruotis į įvairias tenai BlackBerry, Nokijos ir visas kitas konferencijas, kokias tik tai įmanoma, tarkim su to, kad ir paprastų bilietų, ką jie pristato ir pristato tendencijas. Tai šių metų tendencija ir turbūt tą tendenciją buvę pašnekovai su savo žaidimu tikrai labai pataiko, nes visi sako, kad labai šitą rinką yra įsiplėtus ir ją jau reikia segmentuoti ir išsirinkti aplikaciją, kokią tu nori kurti tikrai ne viso pasaulio žmonėm, o turi išsiskirti į kokį segmentą, ne tik tai aplikacijų, ten entertainment ar kažko tai, bet į kokį žmonių segmentą tu taikai, kurdamas tą aplikaciją, ar tu taikai studentus, ar tu taikai verslininkus, ar tu taikai moksleivius ir panašiai. Ir kuo labiau segmentuoti, tikrai nesusismulkinti per daug, kad ta tavo aplikacija nebūtų skirta 10 žmonių, bet žiūrėti, kad tu ją padarytum kuo priimtinesnę tai žmonių grupėje, į kurią tu taikaisi ir kad kuo didesnis procentas tos auditorijos tą aplikaciją parsisiųstų. Tai su kiekvienais metais ten nuvykus tikrai tokios informacijos ir įvairios ir kur judėti. Tarkim, jeigu mūsų istoriją žiūrint, tai mes pirmą kartą prieš 3 metus nuvykom į šitą parodą ir tuo metu nebuvom sukūrę tik tai vieną aplikaciją, nes tuo metu dar tik tai visą tai prasidėjo. Tai mums buvo grinai atsakymas, kad grįžus iš parodos mums reikia orientuotis į naujus darbuotojus, ne ten web developerių kiekį plėsti, orientuotis būtent į mobilių technologijų žmonės, ką mes ir padarėm. Šiandienai turim mūsų įmonė, nėra tokia didelė kaip kiti partneriai mūsų, tarkim, mes turim 20 žmonių, kur iš 20 žmonių 60%, sakykime, yra ne kiek susijęs su aplikacijų kūrimu, bet tiek su mobiliom technologijom yra susiję. Tai ir tas, manau, buvo mūsų viena iš įmonės augimo sėkmių, nes prieš 3 metus mes buvom 6 žmonių įmonė, šiuo metu esame 24 žmonių. Supratau. Jūs ten norėjau tada paklausti. Jūs vykot su šiek tiek, su gerokai skirtingų produktų Web2Pay mokėjimų platformą. Kaip sekėsi parodoje? Ar jūsų lūkesčius pateisino, sakykime, ta paroda ir galbūt ką jūs darytumėt kitaip? Ką jūs darėt gerai ir ką darytumėt kitaip, vykdami kitais metais parodą? Tai visų pirma, norėčiau pasakyti, kad mes jau 3 metus iš eilės dalyvavom šitoj parodoj ir mes matom, kad šita paroda yra pati efektyviausia, nes mes dalyvavom tikrai dideliam kiekį parodų ir Vokietijoje, ir net į Indijos buvom nuvažiavę. Tai kai mes pastebėjom, kitose parodose būna, kad prie stendo prieina, kaip mes vadinam, tokie prašalaičiai, praeiviai, kurie tiesiog nori paklausti kažko, kažkas gal įdomu. O šitoj parodoj yra gerai tai, kad čia visgi renkasi tas business to business segmentas ir praktiškai, nežinau, 70% žmonių, kurie atėjo į mūsų stendą, jie buvo tikrai suinteresuoti, kad mes pradėsim bendravimą, ar jie mums gali pasiūlyti kažkokią naują paslaugą, ar jie iš mūsų jums paslaugą. Tai manau, kad šita paroda turbūt pati geriausia, žiūrint į šią sritį. Tai, o sekanti klausimo dalis, ką mes darytume kitaip. Čia gan sunku, kiekvienais metais stengiamės kažką tobulėti, kažką noriu pristatyti. Tai manau, iš stendo, iš pristatymo pusės gal viskas ir yra gerai. Bet žinoma, mažų dalių yra, kad galima tobulėti, tačiau manau, kad didžiausias investicijas reikia skirti į pačią produkto, į tobulinimą, kažkokių naujų funkcijų pristatymą, ką mes ir koncentruojamės. Ir dar vėl norėjau paminėti, kad praėjusioj sesijoje kolegos iškėlė klausimą apie aplikacijų apmokestinimą. Tai aš specialiai nesikišau tada, aš galėsiu konkrečiau papasakoti, kokie dar yra būdai. Nes buvo pasakyta, kad Androidas ar iOS tiesiog viską perima ir panašiai. Tai taip, toks yra būdas įmanomas, tačiau tuomet žmonės gali susimokėti su kreditinė kortele. O kreditinės kortelės tikrai turi ne visi, ypač kalbant apie žaidimų rinką, kuri vis tiek yra orientuota
daugiau mažiau jaunus žmonės, gal mokinius, gal studentus, tai reikėtų ieškoti kitokių būdų, kuriais žmonės gali atsiskaityti. Tai gal vėliau padarėsime pašnekėti. Supratau. Tai vėlgi labai įdomus klausimas, toksai, jeigu jie kilo, reiškia, į ką parodoj pagrindė atkreipė dėmesį ir, sakykime, kokie šių metų top 3 produktai, jūsų akimis žiūrint, Pauliau. Kas turėjo, sakykime, tą didžiausią dėmesį, galbūt viena vertus ir kita vertus, kas jūsų požiūriu yra tie 3 produktai, kurie tikrai pritraukia šiais metais, reiškia, lankytojų dalyvių dėmesį. Tai čia iš visos parodos. Iš visos parodos. Galime pasirinkti. Didžiausia baza, kaip ir buvo paskleidus Nokia, tai jie visą didžiausią dėmesį ir turbūt pasiėmė, nes turėjo patį didžiausią plotą visoje parodoje. Ir jie eskalavo savo telefonus, kad jie su nauja operacinė sistema, kaip visiems turbūt jau žinoma, su Microsoft'o sprendimu. Tai vienas turbūt iš daugiausiai dėmesio susilaukęs aspektas parodoj. Daugiausiai turbūt man, kas jeigu buvo įdomu vaikštant, tai tikrai šiais metais buvo to mobilaus marketingo labai daug stendų įmonių arba reklamos tinklų įmonių, kurie siūlo ir visi iš kailio nerėsi kuo būti geresniais vieni už kitus ir kaip tavo aplikacijose nemokamuose geriausiai, nežinau, net kaip lietuviškai įsireiškinti, geriausiai tavo aplikaciją filinti reklama, nes vienintelė vieta, kur mokama yra ne už nepaspaudimą, o tik už parodymą reklamos, tai yra mobili reklama aplikacijose. Tai tavo aktualu, kad tavo aplikacijoje kiekvieną kartą aplikaciją įsijungus bent kažkokią reklamą būtų parodoma, ar tai brangesnė ar pigesnė. Ir taip yra dabar jau daug kompanijų, kurios daro, kad sujungia visus įmanomus reklamos tinklus ir skaičiuoja, kokią reklamą parodyti kokiu metu ir kad kuo daugiau tos reklamos per tavo aplikaciją būtų parodyta. Tai turbūt net ten, kiek stenduose teko šnekėtis, tai jie jau netgi kompanijos atradę tą kelią labai vykdė agresyvų marketingą pačioj parodoj, norėdami pritraukti tos developerius, kad būtent rinktis vienus arba kitus. Čia turbūt būtų dar vienas aspektas. O gal turbūt man pačiam, kas buvo labai įdomu parodoj, tai parodoj visiems turbūt žinoma kompanija Gameloftas. Tai jie net neturėjo savo stendo, nors jie buvo sąrašuose ir mes to stendo ieškojom, po to pavyko išsiaiškinti, kad jie turi tik tai VIP savo susitikimų kambarį ir daugiau nieko, tai mums teko pasišnekėti su šitą kompaniją. Ir dabar su jais bandysim bendradarbiauti vienu klausimu. Tai turbūt didžiausias laimėjimas šitoj parodoj, neskaitant to, ką laimėjom su Elite Clusteriu tam būtent. Supratau. Giedrė, kaip tau? Ką pavyko išsiaiškinti, sakykime, ir kas buvo tokia įdomiausia parodoj apskritai gal pačiai? Man kas gal didžiausią įspūdį tokį padarė šiais metais. Gal ne Nokia, aš išskirčiau Samsungą, kuris turėjo labai didelį standą, kuris, sakykime, eidamas Apple keliu, pristatinėja tą popierinę visą technologiją ir buvo mokymų klasės tiesiog įrengtos. Kadangi mes viena iš Elite Clusterio dalių, kurią mes turime daryti, yra tiesiog kaip mokykla. Žinai, programuoti visiems trūksta. Tai mes ketinam tiesiog, kad už universitetą vis tik ta kompetencijos yra tikrai nepakankamos, manau, kad galėtų normaliai pradėti dirbti. Tai buvo, tas yra tikrai aktualu ir vis tik labai gražiai su tabletais padarytos visos mokymų klasės, kur lenta yra didžiulis tabletas. Mokytoja vieta, kuris pilnai reguliuoja visus mokinių tabletus, visas mato, iš karto testą įvedė į rezultatus, tau visas kreivės taip pat nubraižė mokytoja. Tai, sakyčiau, su visais rašikliais, visą kitą, tai buvo tikrai įspūdinga organizuota. Ir manau, kad čia yra koncepcinė klasė, bet aš manau, kad jinai su laiku iš tikrųjų ateis. Ir vis tik technologijos jau smarkiai pažengusios. Būtų smagu Lietuvoje pamatyti per ateinančius 10 metų tokią klasę.
daugiau. Iš tikrųjų, irgi užkliuvo būtent mobilios reklamos ir to, sakykime, monetizavimo. Monetizing yra toks, tai monetizing visas tas terminas, sakykime, gausa pasiūlymų ir įmonių, kurios užsiima to. Ir iš tikrųjų yra dabar iš ko išsirinkti, dar nematome apsą, kaip tiesiog susirinkti iš šių pinigų, ypač jeigu turi ne vieną, o keletą jų. Tai aš dar šitą pasakyčiau, kad irgi vienas iš tokių dalykų. Supratau, jūs tai šiek tiek kitoks klausimas. Tai kaipgi vis dėlto iš skirtingų, sakykime, klientų įvairiose šalyse galima surinkti pinigėlius? Kokie yra būdai? Vėl grįžtame prie to klausimo, kuris buvo iškeltas kolegų pirmoje sesijoje. Būdų yra įvairiausių. Iš vieno vartotojo, gal vienas vartotojas turi kreditinę kortelę, kitas turi dar kažką. Tai man patiko Google vadovo seminaro metu išreikšta mintis, kad laimės tas mokėjimo būdas, kuris tiks ir merchantui, ir pardavėjui, ir pirkėjui. Pirkėjui turi būti labai paprasta ir greita susimokėti, o pardavėjas turi gauti gana didelę dalį tos sumos, kurią moka. Kaip sakė Android'e, šitam markete 70-30 dalybos, mes siūlome sprendimą, kaip daugelį šalių surinkti įmokas paprastą SMS žinute. Aišku, galima integruoti, kad vartotojui tiesiog reikėtų paspausti OK žaidime, kad jis gautų ten, tarkim, prisimenant tos meškiukus, kad jis gautų didesnės ausis, kad jis paspaudžia, kad nori to, paspaudžia OK ir tas mokėjimas įvyksta ir tuomet jis gali gauti kažkokį papildomą features ar kažką kitą. Taigi, šiuo metu, manau, pats populiariausias, pats labiausiai prieinamas mokėjimo būdas visgi yra nurašymas iš mobiliojo ryšio sąskaitos, nes automatiškai, jeigu žmogus naudojasi appsu, jis turi telefoną ir apsimokėti jis tikrai galės šiuo būdu. Žinoma, gali prasidėti svarstymai, kadangi mobilieji operatoriai pasiema gana didelę dalį, tai vėlgi turi pasverti pardavėjas, ar jam apsimoka priminėti įmokas taip, o gal kredito kortelėmis, tarkim. Bet, pavyzdžiui, kredito kortelę iš 100 norinčių įsigyti kažkokią papildomą funkciją gali turėti 5 žmonės, 10 žmonių. Tai tuo metu, kaip atsiskaityti SMS žinutę, galės tikrai visi. Tai čia galima išlošti iš to, kad bus labai daug pirkimų, žmonės galės tikrai įsigyti tai, ko nori ir taip gauti paslaugas. Tai toks yra sprendimas. Galiu pagalvoti iš karto, prašau. Mes šitos srityje irgi tokius norim sprendimus diegti, kuriant aplikacijas, ir susidūrėm su problema, kad jeigu nori SMS apmokėti, o nori apmokėti didesnę sumą, tai pas daugelį žmonių yra apribota kredito suma. Tarkim, iki 100 litų ar iki 200 litų gali įsiprašinėti, o paskui operatorius stabdo jo pokalbį. Tai kas nutinka, jeigu aš noriu, pavyzdžiui, apmokėti bilietą į krepšinio rungtynes už 100 ar 105 litų, ir jam operatorius tą pačią sekundę užblokuoja sąskaitą, jis išnekėti jau nebegali. Tuomet žmonės tiesiog nebenorės apmokėti. Ar pagalvojant, sprendė šitą problemą? Šita problema sprendžiama ir Barcelonoje teko šnekėti su viena kompanija. Čia viskas priklauso nuo operatoriaus. Mūsų situacijoje tie mobilieji mokėjimai yra skirti dažniausiai virtualiam arba elektroniniui turiniui apmokestinti, kuris, tarkim, kainuoja iki 20 litų maksimum. Dažniausiai aplikacija pardavinės už 4-5 litus, gal Lietuvos rinkoje už litą. Tai šis sprendimas labiau yra tinkamas būtent tokiems dalykams. Tačiau po biškį, po truputį ieškoma sprendimų, kaip apmokestinti didesnes sumas. Ir parodoje netgi buvo atskiras mobiliųjų pinigų paviljonas. Tai kai kurie operatoriai, suprasdami, kad taip galės padidinti savo pajamas, leidžia didesnius nuskaitimus. Tarkim, Vodafonas Anglijoje yra vienas iš pirmųjų, kurie pradėjo tai daryti, tačiau vėlgi yra tam tikrų rizikų. Vartotojas norėdamas pirkti kažką, iš pradžių yra patikrinimas, ar jis mokėjo sąskaitas, tai žinoma įvyksta automatiškai, sistema greit apdoroja ir tuomet arba leidžia, arba neleidžia. Tačiau nėra garantijos, kad
tikrai nusipirks kažkokią prekę. Jam gali būti leisti nusipirkti prekę už 10 svarų, tačiau jis pirks už 50 jam neleis. Tai šiuo atveju sakau, kad... Čia didžiausia turbūt problema yra tai, kad operatoriai nenori tapti kredito bankais, kurie suteikia didelę pinigų sumą tavo į priekį, kurios nežino, ar iš tai gaus ar ne. Tai šita problema tikrai čia bus dar ne metus ir ne 2 metus. Gerai, Lietuvoje šiuo metu didžiausia bent jau mūsų problemas, tas apmokėjimas yra didelė suma ir iš tos sumos labai didelė dalis atitenka arba telekomunikacijų operatorių, arba dar vienas. 100 litų norime apmokėti. Bet jeigu nori jau Ar yra sprendimas, kad iš to 100 litų 9 bent jau atitektų... Tai mobilus banklinkas dabar prie ko bankai perina, kad turėtų, taip kaip turim internetinį, taip šitą internete banklinką turim, tai taip turėsim ir banklinką mobiliajam telefonui. Tai čia toks ir sprendimas. Sprendimų daug yra. Lietuvoje kol kas nelabai kas įgyvendinta. Jums aktualiau kas Lietuvoje? Šiuo metu. Šiuo metu tokio... Tiesiog šiuo metu tai didžiausia kliūtis plėtojant aplikacijas tam tikras Lietuvoje. Tai jeigu jūs domina virš 100 litų atsiskaitimai per telefoną, tai dar tikrai bent 2-3 metus reiks palaukti. Galbūt greičiau. Ir vienas iš sprendimų yra sukurti elektroninę piniginę. Mes planuojam sukurti piniginę, kur žmonės galės laikyti pinigus. Ir tą piniginę susijęti su žmogaus telefonų numeriu. Tai šiuo atveju mes būsime kaip operatorius, kad žmogus galės siųsti žinutę ir nuskaityti iš tos sąskaitos. Tačiau dabar kol kas jokių sprendimų apmokėti tokias sumas nėra, kad jūs gautume tokią didelę sumą. Aš šiaip turiu vieną idėją, kad dalyvau, aišku, konferencijai. Prašau, klausimų. Tai mes esame vienam iš to kalbų sistemą padarę apmokėjimą, tai yra per PayPal, ima padaryti dar 5%. Tai per mobilius smartphonus, tai galim padaryti, kad per smartphonas PayPal sumoka, ten nereikės mokėti. Jo, bet PayPal vis tiek turi kreditinę kortelę, turi čia pokalbą, kreditinės neturi. Bet šiaip antras dalykas, tai apskritai, bent jau Apple yra labai apribojusi mokėjimus per aplikaciją. Tai yra, jeigu tai darom ne-purchase arba kažkas kitas, kas susijęs su mokėjimais, tai jie gali apskritai šitą aplikaciją uždrausti. Taip, jeigu vartotojas tampa per Apple aplikaciją tavo naujų vartotojų, tai iš principo jis negali kitokiais būdais atsiskaitinėti kaip per Apple atsiskaitimo sistemą. Jeigu tu esi didžiulis portalas ir jau dabar turi kelis milijonus vartotojų ir tie vartotojai naudojasi tavo atsiskaitimais, kuriuos tu turi savo, tarkim, portale, tai jie, jeigu turi seną username ir passwordą, tai jie galės ir toliau naudotis tais privalumais, bet jeigu tai bus naujas vartotojas gautas aplikacijos būdu, jisai jau Apple'as žiūri, kaip jie apmokestinimą tik tai per save. Na, aišku, kol kas jie dar neturi atskirimo tos technologijos, kas tapo, kas netapo, tai lengvojų būdu, kur mato, kad aplikacija yra nauja ir turi, tarkim, sąsają su kažkokiu tai puslapiu ir jeigu tas pasigilinus puslapis irgi yra naujas, tai toje aplikacijoje atsiskaitimą kažkokiu tai trečios šalies būdu atmeta. BlackBerry's šiais metais, aš nežinau, kad ir seniau jau jie, BlackBerry's turi iš karto pas save integruotą atsiskaitimą tiek kreditinę kortelę, tiek PayPal'ų, tiek nuskaityti iš operatoriaus, bet irgi kitam tikrų sumų. Grįžtant prie šitos temos, tai manau visiems bus įdomu išgirsti, kad yra viena valstybė, kuri stipriai skiriasi mobilių mokėjimų srityje, tai yra Pietų Korėja. Girdėjote turbūt, kolega. Tai įdomu, kad šioje šalyje operatoriai pasiema lyginant labai mažą dalį savo, tai yra 2-3%, 5%. Ir leidžiama vartotojui netgi iki $200 atsiskaityti už prekes. Tai tenais netgi populiaru, kad užsisakai visą savo žinutę iš karto tau į sąskaitą įrašoma. Tai čia tokia viena šalis kaip išskirtinė šioje sferoje ir kol kas jokia kita šalis nelabai neturėjo prie to. Ir apskritai ten atvykus net į viešbutį, kad ir viešbutis bus paprastas, tai gauni iš karto, kad galėtum šitus veiksmus atlikinėti. Kiekvienas viešbučio, kaip pasakyti, klientas gauna korėjietišką telefoną su korėjietiška telekomo kortele ir tu gali po to visi tie pinigai tau būna įtraukti į viešbučio sąskaitą. Tai aš ten išėjau, tai šitus dalykus net išbandėm tiek televizoriuje, žiūrint, nusipirkti kažkokį tai, tarkim, žaidimą papildomą ar dar kažką ir viskas atsidūrė po to viešbučio sąskaitoje. Kas dar šitą
tema truputėlį kita, bet, sakykime, orientuoti daugiau į startupus ir idėjas, kas man bedat buvo iš parodos. Iš tikrųjų, kad labai daug įvairių įmonių, anksčiau, sakykime, visi ieškojo daugiau kontento, to būtent turinio, ne, ką parduoti. Dabar eina tendencija kita, visi dideli žaidėjai ieško naujų pardavimo formų. Tai būtent naujų kontento pardavimo platformų. Ir ką mes labai daug dėmesio pritraukia parodoje, vienas iš mūsų, sakykime, kolegų įmonių, Telesoftas sukurtas Appside su, sakykime, Kinecto judais ir reaguojančią parduotuvę, pritraukia ypatingai daug dėmesio. Ir labai daug didelių žaidėjų buvo susidomėję būtent naujomis platformomis, kaip žmonėms parduoti, kaip juos pritraukti, ką daro, ta prasme, ne vien tik tą patį turinį parduoti kitaip, kad žmonės daugiau norėtų dalyvauti, būtų daugiau įsitraukę. Supratau, gal dar yra iš auditorijos kokių klausimų, kokį provokuojantį vieną pabaigai? Tai čia tos klausimas nuplaukė mažom startupų įmonėlėm, kaip tenai kolaboruotis, klusteruotis, kad būtų galima išvykti tokius renginius. Kaip jūs prie to priėjote, tarkim, jūsų įmonės jau pakankamai didelės yra, bet kaip jūs sutarėte galų gale, kokie buvo tokie? Tai žiūrint tas startupas, kokio pobūdžio yra, tai startupo įmonė, kuri nori outsourcingų užsiminėti, tai gal gali patikslinti klausimą, ar tas startupas, kuris kuria savo aplikacijas ir toliau kurs aplikacijas. Tai aplikacijas jau pašnekėjo, tai outsourcingų, tarkim. Nu tai, aišku, 2-3 žmonių, tai tikrai, iškart pasakysiu, kompanija ten gali tik tai pasisemti žinių. Kolaboruoti su mumis, mes visą laiką, aišku, atviri, jeigu tai yra žmonių, kurie turi tikrai didelius gebėjimus, bet tokiu būdu mums reiktų dar bent 100 tada prijungti startupų, kur administravimo kaštai būtų tiek įmonių dideli, todėl mes stengiamės į savo klasterį prijungti didesnės įmonės, kurios turi jau bent 10 ar 20 darbuotojų, nes kitokiu būdu atsiranda labai daug administravimo kaštų ir visų, kaip sakant, netgi žmonių bendravimo, ne visi esam vienodi, su kuo galim susišnekėti. Mūsų klasteris turbūt labiausiai yra pagrįstas tuo, kad mūsų 4 įmonių būtent vadovai, ar net Giedrė nėra vadovai, bet atstovauja savo įmonę atstovai, mes tikrai labai draugiškai ir gerai sutarėm ir iš to pabuvimo Amerikoje kartu su Verslia Lietuva įgavom didelį pasitikėjimą vienas su kitu ir netgi iki šios savaitės, net šitas 2 parodas galim atskleisti paslaptį, mes prabuvom neturėdami net normaliai jungtinės veiklos sutarties, kuri jau šiuo metu tik grįžus iš Barcelonos yra mums teisininkų iki galo paruošta. Tai čia tik pasitikėjimo ir draugiškumo klausimas. O Lietuvoje kuo toliau, tuo sunkiau surasti, nes visi Lietuvoje, nežinau, kažkodėl yra susiskaldę ir kiek visą laiką nori vieni kitiem konkurentai būti. Tai reikėtų turbūt labiausiai tą lietuvišką požiūrį visiems pakeisti. Ir jeigu jau startupai susivienys keli 3 žmonių, tarkim, bent į 10 ir susijungs, todėl kad jiem yra fainai ir mato, kad siekia vieno tikslo, tai po to galės tikrai draugiškai prisijungti ir prie mūsų, aš manau. Aš dar manau, dar kitą dalyką, kad galėčiau pasakyti taip, kad iš tikrųjų mes visi esame buvę konkurentai. Visas 4 įmonės, vieni kitų. Vieną projektą užlipę, vieni kitiem atnuojas. O dabar gaunasi taip, kad mes iš tikrųjų darom bendrus projektus. Ir keitimasis informacija, sakykime, papildymas vienas kito, mes papildom vieni kitus, sakykime, perimam, gaunasi, bet vieni atsisako projekto, mes perimam ir aš ateinu klientų, sakau, klausyk, tu atiduodi mūsų partnerių projektą. Ir jo sako, aš galiu tiesiai kreiptis į tą partnerį ir šnekėtis. Jo sako, galiu. Ir tai yra daug lengviau, ta prasme, jiems tai atrodo, kaip vos ne viena įmonė, aš nekasi daug patikimiau, nes aš žinau, kad mes, kad vieni ir kiti geranoriškai perduos informaciją, ta prasme, jiems daug problemų susprendžia. Tai aš sakyčiau, tas, bendradarbiavimo klausimas, jisai yra visą laiką daug naudingesnis negu konkuravimas. Taip mes ir kitur šiek tiek pakonkuruojam, bet realiai mes sujungiam daugiau pajėgas, ypač šiandieninėje darbo rinkoje, kur netgi gauni projektą, tu nėra žmonių, kas daro. Tai, sakykime, mums tas duoda labai daug bendradarbiavimo pliusų.
bet vis tiek buvot konkurentai, tai kur tas postūmis? Kas atsitiko, kad staiga tapot, reiškia, visi vieningai klasteriam? Tai keiščiausia tas dalykas, kad mes tik tai vakar išgryninom, kurioje vietoje mes nebuvom konkurentai per mūsų susitikimą, o visą susivienijimo istoriją turbūt vien tik tai iš to turbūt taip kaip aplikacija jūs parsisiunčiat, todėl kad filas kažkoks buvo, kad jinai gerai atrodo, tai mums susitikus vieną vietą turbūt buvo tas jausmas, kad tikrai nėra čia ko vieni su kitais stumdytis, o reikia pasišnekėti. Tai, o vakar išgryninom tai, kad yra tikrai daug vietų, kur mes ir nebuvom konkurentai, nes vieni dirbo labiau vienoj sferoje, kiti kitoj, vieni labiau su operatoriais, kiti labiau su paslaugų teikėjais, kiti su reklamos teikėjais daugiau. Bet čia tik tai įvyko vakar, čia turbūt visiškai žaidė tas dalykas, kad, Mes iš tikrųjų pirmas iki visi keturi susėdom prie stalo, būdami San Diege. Tikrai visi keturi susėdom. Nes iki tos nes visą laiką būdavo, kai dar elektronika, kažkas nors būdavo per nuotolį susijungas. Arba praeitus mėnesius tie rezultatai iš Rygos Amerikos klasės. Iš Amerikos rezultatai, tai vienas paimtas didelis projektas, kuris buvo aprašytas čia žiniasklaidoje anksčiau. Aš iš tikrųjų iš visų parodų ir kadangi iš užsienio pardavimuose jau kokie praktiškai 15 metų, tai vertinti gali tokius susitikimus, parodas maždaug po 2 metų. Tada tikrai matai, kiek iš to pasirašy kontraktų ir kiek ne. Iki tol toksai labai paviršutiniškas tą vertinimą gali pateikti. Čia nėra tokia, IT paslaugos nėra tas rytis, kur tu nusipirkai kažkokį tai daiktą stovintį ant stalo. Čia tu parduodinėjai orą, oras ne visą laiką suprantamas. Teisingai ir iš mano patirties po 2 metų, kai vis tik pasirašai kontraktus, kurie yra ilgalaikiai ir taip toliau. Mes, pavyzdžiui, AOK yra socialinis Vokietijos draudimas, ne? Mes su jais, pradėjus su virtais vokiečių partneriais, su jais bendradarbiavę važinėjom, sakykime, susipažinom Vokietijoje prieš 3 metus. Pernai mes pasirašėm sutartis ir dabar jau mūsų produktai yra, jiems padaryti mūsų produktai yra bus pristatinėjami CEPTE. Tai va kiek laiko užtruko, jau kad visas tas pavirstų veikla, dabar mes darom vieną po kitą darbus. Tai va, tai nereikia skubėti. Tiek Amerikoje, tiek Barcelonai buvo po Lietuvos, asistentų. Mano klausimas yra, ar mes kaip lietuviai jau esam kažkaip pozicionuojami vienoje ten srityje ar kitokia, ir visgi yra žiūrima į produktą. Jeigu outsourcingo klausimą? Gal čia labiau klausimas apie tai, kad, tarkim, kitose veiklose sako, kad lietuvis yra darbštus, ne? Tai galbūt, gal tai gali skambėti tai, kad lietuvis asocijuojamas su žaidimo kūrimu, kaip pavyzdžiui. Ne, ar visgi ėjo į stendą kaip į produktą, ar visgi ėjo, kad Lietuvos stendu, čia gali būti kažkas gero. Kol kas outsourcingą tai lygina visą laiką dar visi tik tai indai ir ne indai. Tai, tarkim, lietuviai yra nuo indų, kuo skiriasi, taip kaip su pašnekovais paklausus, tai jie sako visų pirma, deadline'as bus ir bus tikrai tikslus. Čia lietuvių atveju? Kaip lietuvių atveju. Nes jie jau yra, tarkim, jie irgi, kaip sakant, nepuola taip greitai tie užsakovai, jie tikrai atiduoda, ką ir dabar po parodos Barcelonos darom, tai jeigu buvo užsakovas pirmą dieną parodos atėjęs su dideliu užsakymu, kurį jisai papasakojo ir mes pasakėm ir parodėm jam, kad panašaus kažką esam darę, jisai sako, gerai, mes to norėsim turbūt, bet sekančią dieną atėjo su projektu, kurį sako, mes jums tikrai 90% atiduodam padaryti, bet jūs dar tik tai suskaičiuokit ir mes pasitikrinsim, ar jūs deadline'us atliekate tiksliai ir kaip mes su jumis komunikuojam ir mes jums atiduosim didelį užsakymą. Tai jie žiūri kaip į kokybę ir laikymąsi deadline'ų, nes būtent šitiem IT užsakovom tai yra 2 svarbiausi aspektai. Aš dar ką apie Lietuvą, šiek tiek Lietuvos įvaizdį. Tai iš tikrųjų, kaip minėjau, tas įvaizdis yra tikrai formuojamas. Lietuvos kaip aukštų technologijų IT kvalifikuotas, sakykime, kompetencijos šalies. Manau, tiek CTI, tiek Barcelona jie neišvengiamai, nes buvo susirinkę labai daug žmonių. Ir eidavo, gal vis tik buvo daug, kurie ėjo pažiūrėti kaip į stendą, bet kiti ėjo tikslingai susitikti. Ir buvo tiesiog įdomių susitikimų, tokie atėjo, pavyzdžiui, skirtingose šalyse yra skirtingas Lietuvos įvaizdis. Pavyzdžiui, mūsų partneriai Dublinė ir, pavyzdžiui, iki šios dienos, kaip parodos, jie nežinojo, kad Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungoje. Jie nežinojo.
Paskui buvo atėję, sakykime, japonai sako, mes girdėjome, kad Lietuvoje yra labai aukštas IT lygis ir mes norime, kad jūs su jumis ir normalios kainos, norime su jumis išmokti jūsų sprendimų ir kartu su jumis dirbti. Tai Japonija toks yra įvaizdis. Bet Alcatelis irgi vis tik tas šalies temas, jisai daug turi, Alcatelis ir ketina ir būtent tas, sakykime, kontento prezentacija buvo labai aktuali, aš nežinau, kokia 20 gal kontaktai buvo, tai būtent kaip apie tą visą turinę naujovišką suteikimą ieškoja. Tai ir būtent ne didelės kompanijos, Intelis, Alcatelis ir taip toliau. Tai tas įvaizdis, manau, neišvengiamai formuojamas. Jisai daugiau ir kitokių parodų, kad Lietuvai gautų į šalies įvaizdį. Jeigu aš teisingai suprantu, tai mūsų stiprybė visgi yra žodžio laikymasis. Taip. Čia konkurencinis pranašumas. Super. Tai rimta. Bent kol kas taip teigia, nesu ko paklausti. Ir aš matau, kad mūsų laikas jau kaip ir baigėsi. Tai pabaigai tiesiog norėjau palinkėti visiems, kad vis dėlto labiau pasitikėtumėm vieni kitais ir, sakykime, ne tik kurtumėm atskirai, bet kartu vieningai pabandytumėm, reiškia, sukurti kažką tokio, kas būtų įdomu stambesniem užsakovam. Ir kai ateis tas laikas, kada jau jūs būsit pasiruošę vykti į parodas, sakykime, pristatyti užsienyje, ateikit pas mane, padėsim išvažiuoti, reiškia, užsienio parodas ir prisistatyti užsienio rinkose. Tai dėkui visiems tada, visiems dalyvavusiems ir perduodu